iš serijos būna ir taip. Parodysiu namuką su labai įdomia apdaila ir tuo pačiu papasakosiu, kaip buvo su šituo objektu. Na, pasigrožėkit, namukas iš tikrųjų atrodo labai gražiai, elegantiškai. Derinta dvi apdailos medžiagos, tai yra termomediena, alyvuota, baltai ir šalia japoniška apdaila. Vat būtent dėl šitos apdailos ir atsitiko tas būna ir taip. Pasižiūrim, kaip jinai atrodo iš arčiau. Tikrai labai įdomiai ir tikrai kažkiek tai primena Japoniją. Taip jinai atrodo šešėlyje. Šią apdailą mes montavome pirmą kartą ir su tiekėjais nebuvom dirbę. Klasikiniu atveju pardavėjas bendraudamas su užsakovu perduoda informaciją darbų vadovui ir darbų vadovas užsakinėja medžiagas. Bet kadangi apdaila buvo nestandartinė, pardavėjas ne visai susikalbėjo su užsakovu ir pagalvojo, kad užsakovas pats turi užsakyti apdailą. Na, o užsakovas suprato, kad apdailą turi užsakyti rangovas. Padarius karkasą, kurį mes darėm dar birželio mėnesį ir aš filmavau video apie tai, galite pasižiūrėti, prisiminti. Paaiškėjo, kad mes dar turime užsakyti ir apdailą. Vienas didžiausių jos trūkumų tai, kad jinai važiuoja 3 mėnesius. Antras trūkumas tai kaina. Jos kaina yra apie 50 eurų kvadratas. Tai patys spręskite, tai čia yra labai brangu kaip lauko apdailai. Yra ir privalumų šios apdailos, jinai labai greitai ir paprastai montuojasi. Jos montavimo kaina kaip paprastos medinės dailylentės. Pripažįstam savo klaidą, nesusišnekėjimo. Užsakovas yra ta pusė, kuri statosi namą pirmą kartą, nežino kas, kaip ir prie ko, ir mes tikrai turėjom čia stipriau padirbėti su vadyba. Teko daryti užsakovui nuolaidą. Situacija kokia yra, tokia yra, mokomės iš klaidų, dirbam toliau. Ačiū.